Kiek narių lietuvių kalboje turi rodomųjų įvardžių sistema? Jau anksčiau pasakojau apie deiktinius žodžius lietuvių kalboje. Kaip minėjau, esama tokių, kurie referuoja į tikrovėje egzistuojančius subjektus, bei priklauso vietos deiksei, arba kitais žodžiais tariant, padeda mums orientuotis erdvėje. Tokie yra lietuvių kalbos rodomieji įvardžiai šis, tas, anas ir vietos prieveiksmiai čia, ten. Pirmiausia, pakalbėkime apie rodomosius įvardžius. Įdomiausias čia yra sistemos pasikeitimo klausimas. Atsivertę dabartinės lietuvių kalbos gramatiką ar nuosekliausiai įvardžius ištyrusio baltisto Alberto Rosino monografijas, perskaitysime, kad bendrinės lietuvių kalbos įvardžių sistema yra trinarė. Šioje sistemoje artimasis narys arba narys, kuris identifikuoja prie kalbėtojo esančius subjektus yra šis, nuo kalbėtojo nutolusius įvardis anas. Įvardis tas laikomas neutralios reikšmės, nes įvairiuose kontekstuose gali būti tiek šis, tiek anas sinonimas. Turėdama įtarimų, kad realioje kalbos vartosenoje rodomieji įvardžiai vartojami kiek kitaip, atlikau eksperimentą, kuriame dalyvavo 12 studentų. Stovėdami katedros aikštėje, jie atsakinėjo klausimus, ką mes čia matome, kur veda šios gatvės, ką galėtumėte pasakyti apie matomus žmonės ir panašiai. Atsakinėdami į klausimus, jie identifikavo, kaip minėjau, matomus subjektus ir objektus. Rezultatai parodė, kad šnekamosios lietuvių kalbos įvardžių sistema greičiausiai jau yra dvinarė. Artimasis įvardis joje yra šis, o tolimasis tas. Vos vieną kartą pavartotas įvardis anas atrodo atlieka kitokią nerodymo funkciją. Jis buvo pavartotas tikslinant informaciją, uždavus papildomą klausimą. Bet šį faktą reikia pagrįsti nuosekliais moksliniais tyrimais.